Sveiki, aš esu Marija Vitkauskienė, gydytoja chirurgė. Šiandien esu pakviesta į šią įdomią ir labai naudingą konferenciją. Moderuosiu ją ir tikiuosi labai daug ką išsinešim, pasimokysim. Tai sveiki. Pirma mūsų pašnekovė ir pranešėja bus profesorė dr. Kristin Štabel-Ben, Pietinės Danijos universiteto profesorė. Labai malonu, kad jinai taip labai iš toli sutiko su mumis bendrauti, tai yra iš Afrikos. Tai tokia vasariška nuotaika mums visiems sušalusiem ir labai laukiantiem vasaros šilumos ir saulutės. Taigi jos tema bus, ko nepasimokime iš pandemijos, bet dar ne vėlu. Labai Jums ačiū. Ačiū už pakvietimą prisijungti prie šios konferencijos. Šiuo metu esu Gvinėjoje Bisau, Vakarų Afrikoje. Ko gero fone girdite linksmą muziką, nes čia kambariuose nėra langų, tik tinklai. Todėl negaliu išjungti muzikos, bet tikiuosi mane girdėsite. Šioje prezentacijoje pateiksiu kelias mintis apie tai, ko man regis dar nepasimokėme iš šios pandemijos, bet dar nėra per vėlų pasimokyti. Esu gydytoja, medicinos mokslų daktarė, epidemiologė, taip pat 2 vaikų, kurie yra paskiepyti visomis vakcinomis pagal Danijos vakcinavimo programą mama. Ir vėliau savo prezentacijoje papasakosiu, kodėl manau, kad tai yra svarbu. Pastaruosius 28 metus daug laiko praleidau Afrikoje, kur tyriau vakcinų poveikį bendrai sveikatai. Kartu su kitais autoriais sukūrėme nespecifinių vakcinos poveikių koncepciją, apie kurią šiandien ir kalbėsiu. Manau, kad šie poveikiai labai svarbus, neturi jokių interesų konfliktų. Pagal šiuolaikinį supratimą, vakcinos yra biologinis preparatas, kuris pagerina imunitetą nuo ligos, kuria yra vakcina. Pagal šį supratimą mes ir vertiname jų veiksmingumą, bei atliekame jų monitoringą, kokį poveikį daro konkrečiai ligai ir kokie galimi žinomi šalutiniai poveikiai. Tačiau daugeliui nėra žinoma, kad ne viena šiuo metu naudojamų vakcinų prieš pateikiant jas rinkai nėra tirtos dėl jų poveikio bendrai sveikatai. Buvo manoma, kad jos paveiks tik ligą, dėl kurios yra skiepijama. Todėl niekas netyrė, ar vakcina gali paveikti imuninę sistemą ir jos vėlesnį gebėjimą susidoroti su kitomis infekcijomis. Buvo daroma prielaida, kad imuninė sistema susidūrusi su vakcina neišmoks nieko, kas padėtų jai kovoti su kitais patogenais. Taigi, koks vakcinų poveikis bendrai sveikatos būkliai? Žmonės klausia, ar pasiskiepiję jie taps sveikesni. Klinikiniuose tyrimuose šis poveikis nebuvo tyriamas, remiamasi ekstrapoliacija, kokį poveikį vakcina padarė ligai, dėl kurios buvo skiepijama. Pavyzdžiui, tymų vakcina yra beveik 100% efektyvi, o mirtis nuo tymų sudaro 10% visų mirčių. Buvo daroma prielaida, kad pradėjus skiepyti nuo tymų, mirčių dėl visų priežasčių sumažės 10%. Tačiau tokia prielaida niekada nebuvo patvirtinta tyrimais, kol mes nepradėjome to tirti. Bendim sveikatos projektas tai mūsų tyrimų stotis Gvinėjoje Bisau, apimanti teritoriją su daugiau nei 200 000 pastovių gyventojų, kur turėjome galimybę ištirti vakcinų poveikį bendram sergamumui ir mirtingumui. Tai nebuvo daroma anksčiau, mes pirmieji pradėjome daryti sisteminius tyrimus. Taigi, ką mes pamatėme, kai pradėjome tirti vakcinų poveikį bendrai sveikatai? Kartais mes fiksuodavome tokius vakcinų poveikius, kurių nebuvo galima paaiškinti tik remiantis apsauga nuo ligos, dėl kurios yra skiepijama. Pavyzdžiui, pradėjus skiepyti nuo tymų, buvo tikimasi sumažinti mirtingumą dėl visų priežasčių 10%, kadangi mirtis nuo tymų sudarė 10% visų mirčių. Tačiau ši vakcina sumažino mirtingumą daugiau nei 50%. Tai yra daug daugiau nei galima priskirti tymų infekcijai ir šis atradimas buvo pakartotas daugelį kartų kitose aplinkose.
Tačiau kitos vakcinos, kurios apsaugo nuo sunkių ligų, tokių kaip difterija, stabligė ir kokliušas, neturėjo poveikio mirtingumo sumažėjimui. Netgi priešingai mirtingumas kartais padidėdavo, netgi ir tada, kai šios vakcinos apsaugodavo nuo minėtų ligų. Remdamiesi šiais atradimais, sukūrėme hipotezę, kad vakcinos be apsaugos nuo tam tikros ligos turi ir kitų, kaip mes pavadiname, nespecifinių poveikių. Mūsų hipotezė rodo, kad vakcinos turi nespecifinį poveikį kitoms ligoms. Jos turi poveikį kitų infekcijų rizikai. Todėl mes negalime įvertinti vakcinų poveikio bendrai sveikatai, kol neištiriame vakcinos poveikio ligai, nuo kurios skiepijama, ir taip pat nespecifinio vakcinos poveikio. Kitoje skaidrėje matote mūsų tyrimų santrauką. Mes ištyrėme 4 gyvas vakcinas – tymų ir tuberkuliozės, raupų ir poliomielito. Visos šios gyvos vakcinos, kuriuose sukėlėjas yra susilpnintas, turėjo teigiamą nespecifinį poveikį. Jos ištreniravo imuninę sistemą ir sumažino bendrą mirtingumą daugiau nei buvo tikėtasi, ne tik išvengiant ligos, dėl kurios buvo skiepijama. Palyginkime su 6 vakcinomis turinčiomis negyvą sukėlėją, kurios teigiamo poveikio neturi. Iš tiesų, šios vakcinos kartais netgi turėjo neigiamą poveikį, netgi tada, kai šios vakcinos apsaugo nuo tam tikros ligos, jos gali padidinti mirtingumą ir tai labiausiai pastebime tarp mergaičių. Taigi, kai kurios iš šių vakcinų padidina bendrą moterų mirtingumą. Pati naujausia vakcina turi patį stipriausią nespecifinį poveikį. Tai reiškia, kad šis poveikis gali būti sumažintas. Vakcinos su negyvu sukėlėju gali turėti neigiamą poveikį, bet jei po to pacientui duodame gyvą vakciną, tą neigiamą poveikį sumažiname. Taigi, ką parodė mūsų tyrimas, kad mes negalime daryti prielaidos apie vakcinų poveikį bendrai žmogaus sveikatai, net jei žinome, kad vakcina apsaugos nuo konkretaus sukėlėjo. Tai nėra tas pats. Mūsų tyrimo apžvalga 2020 metais pasirodė Lancet žurnale, skirtame infekcinėms ligoms. Tik noriu paminėti, kad mūsų tyrimas, kurį laiką laikytas kontroversišku, sulaukia vis daugiau pripažinimo. 2020 metais nespecifinio vakcinų poveikio atradimo žurnalas Nature pavadino svarbiu vakcinų kūrimo etapu. Pagaliau yra pripažįstama, kad medicininės intervencijos negali būti vertinamos tik pagal tai, kaip jos veikia, tik tam tikrą ligą ar būklę. Noriu Jums pristatyti labai svarbią knygą, kurią parašė Vinayakas K. Prasadas ir Adamas S. Cifu, medicininės reversijos pabaiga. Joje autoriai kalba apie tai, kad privalu išsamiau vertinti medicininės intervencijas, taip pat jų rezultatus. Šioje knygoje jie pateikia, kad 40% mūsų požiūrių naujausių sveikatos priežiūros procedūrų yra nenaudingos arba netgi žalingos. Žmogaus kūnas yra labai sudėtingas, o mūsų supratimas apie jį labai paviršutiniškas. Todėl mes galime smarkiai klysti dėl medicininės intervencijos, nes numanomas jos poveikis ir poveikis realiame gyvenime gali skirtis. Autoriai pateikė ir kitus pavyzdžius, tai vėžio patikros programos, kelio operacijos dėl menisko problemų, stentavimas esant tam tikroms širdies ligoms. Visa tai atrodo reikalinga, bet gaunami rezultatai nekeičia paciento sveikatos būklės ar išgyvenimo galimybių. Knygos autorių pasiūlymas yra labai panašus į mano. Negalime daryti prielaidos, kad medicinos intervencijų poveikis yra žinomas, jeigu jo neištiriame. Ir jei neištiriame dėl rezultatų, kurie mus domina. But in fact turns out not to have the effect and make a difference for the outcome that matters, namely the health or survival of patients. So really their proposal is very much in line with what I'm saying here. We cannot just assume that we understand the full effect of our health interventions without testing them and without testing them on the outcome that we are interested in. Not some surrogate marker. Tai mano pagrindinė žinutė, todėl pakartosiu ją dar sykį. Negalime daryti prielaidos, kad visi medicininės intervencijos poveikiai yra žinomi. Turime ištirti prielaidą atlikdami tyrimus dėl rezultatų, kurie mus domina.
Dabar pakalbėkime apie COVID-19 medicininės intervencijas. Aptarkime kelias medicininės intervencijas, kurios buvo naudojamos pandemijos metu. Vakcinos, veido kaukės, mokyklų uždarimas, masinis testavimas, izoliacija ir kontaktų atsekimas. Šios intervencijos nebuvo ištirtos tinkamai atliktais tyrimais, taip pat nebuvo ištirti svarbus rezultatai. Sveikatos priežiūros institucijos darė prielaidą, kad šios priemonės sumažins COVID-19 ligos riziką. Problema ir kartu iššūkis mums yra tai, kad mes nežinome, ar šios priemonės sumažina sunkios COVID-19 ligos riziką. Žinome, kad vakcinos sumažina, bet dėl kitų priemonių žinių nėra. Taip pat mes nežinome, ar jos turi poveikį bendrai žmonių sveikatai, taigi mes žinome, kad vakcinos sumažina riziką susirgti sunkia ligos forma, tačiau nebuvo tirta, ar vakcinos sumažina bendrą sergamumą ir mirtingumą. So we may know for vaccines that they reduce the risk of severe COVID-19, but they haven't actually been tested for whether they reduce overall mortality and morbidity. Parašiau straipsnį danų kalba, kaip užtikrinti COVID-19 vakcinų saugumą. Pateikiu šio straipsnio santrauką. Jį parašiau dar prieš atsirandant vakcinoms. Jame diskutavau apie šiuolaikinę vakcinų testavimo sistemą ir kaip vakcinos turėtų būti tiriamos idealiu atveju, mano požiūriu, jei jos būtų tiriamos dėl nespecifinio poveikio. Vidurinėme stulpelyje pateikiau informaciją, kas šiuo metu yra daroma atliekant 3 fazes vakcinų tyrimų ir po to, kai vakcina paleidžiama į rinką. Galime matyti, kad visi tyrimai yra orientuoti tik į COVID-19, tačiau žinant, kad vakcinos turi ir nespecifinį poveikį, tokių tyrimų nepakanka. Todėl dešinėme stulpelyje pateikiu, kaip turi būti atliekami tyrimai idealiu atveju, turi būti atsižvelgiama taip pat ir į nespecifinį vakcinų poveikį. But if you know that vaccines have non-specific effects, this is not good enough. So I've written in the right column what is the ideal studies that should be done to also take into account non-specific effects. Tai reiškia, kad idealiuose 3 fazių tyrimuose turi būti fiksuojami visi simptomai, ne tik COVID-19 simptomai. Galimi šalutiniai poveikiai per visą tyrimų laikotarpį turi būti orientuojamasi į bendrą sergamumą ir mirtingumą, o stebėjimas turi vykti tam tikrą laiką. Nes jei vakcinos turi įtakos imuniteto sugebėjimui kovoti su kitomis infekcijomis, šis poveikis nepasimatys per kelias savaitės. Net užregistruotas ir pateiktas į rinką vakcinas reikia tirti toliau. Aš manau, kad vakcinos turi būti tyriamos atsitiktinių imčių tyrimais, o tai galėjo būti neįmanoma pandemijos pradžioje, nes tada visi labai norėjome, kad vakcinos būtų suteiktos tiems, kam jų reikėjo labiausiai. Tačiau reikėjo atsižvelgti į tai, kad vakcinų negalima skirti bet kam. Todėl jos turėjo būti skiriamos etapais, kad būtų galima įvertinti ir palyginti vakcinuotus ir nevakcinuotus žmonės. Ir reikėjo ne pasyviai, bet aktyviai sekti tyrimų dalyvius, registruoti šalutinius poveikius, o rezultatas, kurį reikėjo išmatuoti, tai bendras paskiepytų sergamumas ir mirtingumas, pavyzdžiui, konsultacijos dėl įvairių priežasčių, hospitalizacijos ir mirtis. Taip turėjo būti tyriamas COVID-19 vakcinos. Kodėl aš tai darau? Tai padėtų mums atsakyti į svarbius klausimus ir sumažinti abejonės dėl vakcinų. So this is the way I think the COVID-19 vaccines should have been tested. And the reason I do that is that would allow us to answer some serious questions and concerns about the vaccines. So if we move on to the next slide. Yra žmonių, kurie sako, kad bendras mirtingumas dėl įvairių priežasčių padidėjo ir kad padidėjimas sutampa su COVID-19 vakcinų pateikimu rinkai. Grafike pateiktas bendras mirtingumas Danijoje. Matome bendro mirtingumo dėl įvairių priežasčių padidėjimą nuo maždaug 2021 metų pavasario, kai buvo pradėtas skiepijimas. Žinome, kad šis padidėjimas galėjo atsirasti dėl įvairių priežasčių. Galėjo būti pavėluota diagnozuoti širdies ligas, vėžį. Gali būti, kad mūsų imuninė sistema susilpnėjo dėl to, kad nesusidūrė su patogenais. Daugelyje šalių jaučiamas kvėpavimo takų ligų infekcijų padaugėjimas ankstyvą rudenį, o tai yra neįprasta. Taigi priežasčių, kodėl padidėjo bendras mirtingumas, yra daug. Tačiau problema ta, kad mes negalime atmesti, jog tai susiję su vakcinomis. If we move on to Kitame paveiksle matome duomenis iš Jungtinės karalystės.
Mėlyna linija pavaizduotas nevakcinuotų 10–59 metų amžiaus asmenų mirtingumas, raudona – vakcinuotų asmenų. Vakcinuotų asmenų mirtingumas buvo padidėjęs, tai gali būti susijęs su amžiaus kintamuoju. Nors tai dar nėra įrodymas, kad vakcinos susijusios su mirtimis, tačiau mes neturime duomenų, kurie patvirtintų, kad jos nėra susijusios. Kitame paveiksle duomenys iš Škotijos. Čia jau buvo atsižvelgta į amžių. Žalia kreivė rodo 85 ir daugiau amžiaus grupės mirtingumą. Mėlyna 75, 85 ir taip toliau. Tačiau kiekvienos iš šių amžiaus grupių mirtingumas didėja tuo metu, kai ši amžiaus grupė pradėta skiepyti, pažymėta su rodiklė. Šios kreivės mums parodo, kad mes visi suprantame, jog problema egzistuoja, nes mes negalime teigti, kad vakcinos sukelia padidėjusi mirtingumą, tačiau neturime patvirtinančių duomenų, kad vakcinos nesukelia mirčių padidėjimo. Mes neturime duomenų, kurie patvirtintų, kad nuo vakcinos jūsų sveikata pagerės. Visa tai parodo, kad dokumentuose nėra svarbių duomenų apie medicininės intervencijas, šiuo atveju vakcinas vartojamas COVID-19 pandemijos metu. In our documentation of the health interventions, in this case vaccines, that are being used in the COVID-19 pandemic. Tai, ką aš siūlau COVID-19 vakcinoms, kas paveiksle apibraukta raudonai, tai atsitiktinių imčių tyrimai, turi būti stebimi poveikiai ir dėmesys skiriamas bendrai savijautai. Tai nėra kažkas unikalaus vakcinų tyrimuose. Galėjome naudotis tuo pačiu požiūriu tirdami daugelį kitų medicininių intervencijų, kurias naudojame pandemijos metu. Aptarkime veido kaukės. Tikrai buvo įmanoma atlikti klasterinius atsitiktinių imčių tyrimus. Galėjome ištirti mokyklas, savivaldybės, regionus, palygindami skirtingas rekomendacijas ar reikalavimus. Pavyzdžiui, aš siūlau ištirti privalomą ir rekomenduojamą kaukių nešiojimą. Manau, kad daug žmonių buvo nepatenkinti, kad kaukių dėvėjimas buvo privalomas. Jie tiesiog netikėjo, kad kaukės padeda ir nenorėjo jų dėvėti. Jie, kaip mano sūnus, dėvėjo tą pačią seną veido kaukę, nešiojosi ją kišenėje, dėvėjo ją nenoriai. Aš taip pat stipriai abejoju, ar kaukės turėjo kokį poveikį. Gal poveikis ir būtų buvęs, jei žmonės būtų motyvuoti jas dėvėti. Galbūt atlikti tyrimai būtų parodę, kad privalomas kaukių dėvėjimas nepasiteisina ir geriau leisti žmogui pasirinkti. Ir tai būtume išvengę privalomų kaukių, kas sukėlė labai daug žmonių pasipiktinimo. Mes galėjome atlikti tyrimus pradinėse mokyklose, kuriuose kaukės buvo dėvimos ir kuriuose tokio reikalavimo nebuvo, suskaičiuodami, pavyzdžiui, kiek procentų teigiamų COVID-19 atvejų tose mokyklose buvo užfiksuota, kiek procentų hospitalizacijų ir panašiai. We could also have tested masking in primary schools versus no masking in primary schools in the same way, with the outcomes that could matter, which would, for instance, be percentage of COVID-19 positives, the percentage of COVID-19 and all-cause hospitalizations, etc. Mes atliekame klasterinį atsitiktinių imčių tyrimą Gvinėjoje Bisau. Pasirinkome įvairius klasterius ir atliekame tyrimus dėl kaukių klasėse. Šiuo metu mes analizuojame šio tyrimo duomenis, pateiksime įrodymus, ar kaukių dėvėjimas pandemijos metu šioje Afrikos šalyje turėjo poveikį bendram gyventojų sergamumui ir mirtingumui. Būtent konkrečiame klasteryje, ne tik tam žmogui, kuris dėvi kaukę. Delivering cloth masks during the midst of a pandemic in an African country would actually have any effect on overall mortality and morbidity in the cluster, not only in the person who is wearing the mask. Naudojant atsitiktinės imties tyrimus, mums taip pat dėrėjo ištirti, ar mokyklų uždarymas buvo veiksmingas. Vėlgi buvo galima pasirinkti tirti mokyklas, savivaldybės ar regionus, palyginant skirtingas rekomendacijas. Pavyzdžiui, kaip skiriasi rezultatai, kur mokyklos buvo uždarytos ir kur nebuvo. Galėjome ištirti, ar veiksminga buvo izoliuoti moksleivius po kontakto su sergančiuoju, palygindami su tomis mokyklomis, kur buvo leidžiama toliau eiti į mokyklą, bet kasdien buvo testuojama greitaisiais testais. Ir kaip tai sąlygojo atvejų padidėjimą, daugiau COVID-19 hospitalizacijų ar bendrų hospitalizacijų. Iš tiesų toks tyrimas buvo atliktas Jungtinėje karalystėje.
Buvo tyriama, ar testavimas mokykloje pasiteisina labiau nei vaikų izoliacija. Grafikas viršuje vaizduoja COVID atvejus, antras grafikas – vaikų nebuvimas mokykloje, trečias grafikas – rodo mokytojų ir mokyklos darbuotojų COVID susirgimus ir paskutinis grafikas – mokytojų izoliacija. And in the two lower graphs, the incidence of COVID-19 and absence from school in the school's teachers and staff. Šio tyrimo išvada – vidurinėse mokyklose COVID atvejų skaičius buvo panašus tiek einant į mokyklą, tiek testuojant ir liekant mokykloje. Mėlynai pažymėti stulpeliai rodo, kad mokyklų lankomumas buvo mažesnis ten, kur greitieji testai nebuvo naudojami. Vaikai buvo siunčiami namo, jei testas buvo teigiamas. Vaikų testavimas mokyklose jų neuždarant nepadidino COVID atvejų skaičiaus ir vaikai 20% daugiau laiko praleido mokyklose. Taigi tokie tyrimai padeda mums gauti duomenis, kurių mums reikia pandemijos metu. This policy of keeping schools open with rapid test didn't increase the incidence of COVID-19, but it did increase the time that the pupils were able to spend in school. So I think this goes a long way to document how these cluster-randomized trials can provide the kind of evidence that we really Taigi, kalbant apie kaukes, testavimą ir izoliaciją bei kontaktų atsekamumą, mes neturime įrodymų, bet juos būtume galėję gauti, jei būtume atlikę atsitiktinių imčių tyrimus. Pavyzdžiui, atsižvelgiant į amžiaus grupės, testuodami seniorus ar pažeidžiamus asmenis, o netirdami jaunų žmonių atvejus. Danijoje, iš kur esu kilusi, mes taip pat testavome jaunus žmonės, nes mums buvo svarbus COVID atvejai, todėl daugiausiai buvo tyriami jauni žmonės, nors labiausiai reikėjo testuoti vyresnius. So the testing was primarily carried out in the young people rather in the elderly, where actually the testing matters most. Kitas mano pasiūlymas pandemijos metu buvo naudoti PGR testo ciklų skaičių reikalingą nuspręsti dėl izoliacijos ir atsekti kontaktams. Mes žinome, jog PGR testas nėra vien tik teigiamas ir neigiamas. PGR testo ciklų skaičius nusako, koks testuojamo žmogaus viruso kiekis. Kuo aukštesnis ciklų skaičius, tuo mažesnis žmogaus turimo viruso kiekis. Iš grafiko matome, kad koreliacija yra beveik linijinė. Kuo mažesnis ciklų skaičius, tuo mažesnis užkrečiamumas namų ūkyje. Pagal šiuos duomenis, jei kalbėtume apie žmonės, kurių ciklų skaičius didelis ir jiems nebūtų reikėję izoliuotis ir nereikėtų atsekinėti jų kontaktų, pandemijai galbūt tai būtų mažas poveikis, tačiau tai būtų buvę naudinga žmonėms, kurie gavo teigiamą testą su aukštu ciklų skaičiumi. Šią problemą galima buvo išspręsti atliekant klasterinius atsitiktinių imčių tyrimus, kur šie skirtingi reikalavimai būtų palyginami, kad pamatytume, koks jų poveikis COVID-19 ir bendrai hospitalizacijai. Tai buvo galima sušvelninti nustatytus griežtus ribojimus. So obviously, coming with these suggestions that we could test the effect of COVID-19 intervention Pasiūlymas, kad galima ištirti COVID-19 medicininės intervencijas, buvo sutiktas labai priešiškai. Argumentai prieš buvo tokie. Pirma, negalime tirti intervencijų, nes tai rodytų žmonėms, kad dėl intervencijų poveikio yra abejojama. Tačiau būkime sąžiningi, nemažai piliečių supranta, kad daugelis intervencijų nėra pagrįstos tyrimais, todėl jie tikrai nebūtų šokiruoti, jei valdžia pripažintų, kad jas reikia ištirti. Nes mes norime būti tikri, kad ribojimai yra pagrįsti ir kad mokesčių mokėtojų pinigai naudojami geriausiu būdu, siekiant užtikrinti geriausią įmanomą mūsų populiacijos sveikatą. Antras argumentas buvo teisingumas, kad žmonės būtų nepatenkinti, jog būtent jų mokykla yra uždaryta tyrimo tikslais. Tačiau atliekant tyrimus, kadangi atranka atsitiktinė, kartais ta pati mokykla būtų uždaryta, o kitą kartą ne. Ilgam laikotarpyje viskas susivienodintų, todėl tai anaiptol ne argumentas. Health authorities were testing interventions over time, these things would be randomly distributed. Sometimes you would be in the strata
in the allocation group that you would be happy about. Other times you would be in the allocation group you wouldn't be happy about. But in a long life, that would kind of even out. So I don't think that's a really good argument not to test if there's an indication to test. Ką matau kaip didelį privalumą, jei būtume tyrę medicininės intervencijas, būtume atsakę į klausimus, kurie liko neatsakyti. Mes vis dar neturime tinkamų įrodymų, kad kaukės apsaugo nuo COVID-19. Vis dar nežinome, ar mokyklų uždarimas padėjo sumažinti COVID-19 atvejų skaičių. Nežinome, ar masinis testavimas, kontaktų siekimas ir izoliacija pasiteisino tiek ekonomiškai, tiek vertinant žmonių psichologinę sveikatą. Ir nežinome, ar vakcinos yra superginklas. Taip, galbūt apsaugo nuo sunkių COVID formų, bet nežinome, ar vakcinos jos yra superginklas jauniems žmonėms ir kokį poveikį jos turi bendrai žmonių, kuriems vakcinos buvo suleistos sveikatai. And are we sure that they actually have the intended effect on overall health in all the people who receive them? Aš daug kalbėjau apie poveikį COVID-19 lygai, tačiau tiek pat svarbu žinoti, kiek vakcinos veikia bendrą žmonių sveikatą. Šis klausimas taip pat dar nėra atsakytas. Kitas dalykas, į kurį mes dar neatsižvelgėme ir kurio neįvertino sveikatos institucijos ir politikai, yra tas, kad mes negalime daryti prielaidos, jog žinome, kokį poveikį medicininės intervencijos turės bendrai žmonių sveikatai. Apie šias medicininės intervencijas mes turime labai paviršutiniškas žinias ir paviršutinišką žinojimą apie tai, kaip jos veikia sudėtingas sistemas. Todėl savo prielaidas turime patikrinti ir turime jas patikrinti tinkamai atliktais tyrimais, atsižvelgdami į mums svarbius rezultatus. And we need to test them in properly conducted studies on the outcomes that matters. If that becomes a lesson... Jei išmoksime šią pandemijos pamoką, ji gali labai pasitarnauti visuomenės sveikatai, ne tik pandemijų metu, bet ir apskritai. Tai galėtų sumažinti tą neigiamą įtaką, kurią padarė pandemija. Taigi šios pamokos dar neišmokome, bet gal dar ne per vėlu ir galime iš to gauti daug naudos. Taigi, dėkoju už jūsų dėmesį ir laukiu jūsų klausimų. Ačiū, Kristin, už jūsų puikią prezentaciją. Turime jums kelis klausimus. Klausė imunologas daktaras Gintaras Zaleskis. Ačiū gerbiama profesorė už šias gilias įžvalgas apie vakcinacijos paradigmą. Norėčiau užduoti specialų klausimą dėl vaikų vakcinacijos būtinybės. Ką apie tai mano Danijos sveikatos institucijos ir kokia jūsų asmeninė nuomonė? Nes yra žinomas faktas, kad mirtingumas nuo COVID ligos yra daug kartų mažesnis nei nuo sezoninio gripo. Darau prielaidą, kad Danijoje nuo COVID nemirė nei vienas vaikas, kaip ir Lietuvoje bei kitose Šiaurės ir Baltijos šalyse. Jei palygintume pavyzdžiui su N1H1 virusu, nuo kurio vaikų mirtingumas buvo daug didesnis. Sveikatos institucijos Lietuvoje negailestingai ir netgi, sakyčiau, fanatiškai reikalauja kiekvieno tėvo paskiepyti visus vaikus. Ką apie tai manote, žinant, kad mirtingumas yra ypač mažas? Medical authorities in Lithuania are relentlessly, I should say, obsessively pushing every single parent to give a jab to their child. What do you think about that, provided that mortality rates are exceptionally low? Danijos vyriausybė nusprendė rekomenduoti 5-11 metų vaikų vakcinaciją. Aš pasisakiau prieš šį sprendimą, nes manau, kad nepagrįsta yra skiepyti vaikus nauja vakcina, kurie iš vakcinos gaus mažai naudos. Būtent dėl tų pačių priežasčių, kurias jūs išvardijote. Bet kokia galima žala nuo vakcinų būtų nepriimtina, kadangi nauda yra labai maža. Todėl žiūriu į Norvegiją, kurie turi labai protingą COVID vaikų ir jaunų žmonių vakcinacijos politiką ir galiu parekomenduoti jų išsamius duomenis dėl COVID vakcinacijos poreikio vaikams. And I can recommend their very thorough documentation of the need for vaccination in children.
Gerbiama profesorė, ar galiu užduoti dar vieną klausimą? Jei būtumėte atsakinga už klinikinių tyrimų leidimų išdavimą ir jūsų nagrinėjimui būtų pateiktas COVID vakcinos klinikinio tyrimo protokolas, kokiu reikalautumėte vertinamųjų baigčių? Pripažįstu, kad trečios fazės tyrimuose galėtume negauti bendro mirtingumo kaip pagrindinės vertinamosios baigties duomenų, nes tyrimai turėtų būti labai didelės apimties. Tačiau negalima nesusijęti duomenų su bendra žmonių sveikatos būklė. Šiuo metu sistema tokia, kad nespecifinis poveikis nėra tyrimas. Pavyzdžiui, jei praėjus 2 mėnesiams po vakcinacijos žmogus suserga pneumonija, klinikinėme tyrime tai nebūtų vertinama kaip potenciali vakcinacijos pasekmė. Bet remiantis tuo, ką šiuo metu žinome apie nespecifinius vakcinų poveikius, tai gali būti vakcinos padarinys. Todėl klinikiniuose tyrimuose turi būti fiksuojami visi simptomai ir vertinamas bendras poveikis, o ne vien poveikis ligai, nuo kurios skiepijama, ir šalutinis poveikis, kurio tikimasi. So therefore, clinical trials should be capturing all symptoms, and the evaluation of their overall effect and their selection should be based on all symptoms and not just the vaccine disease and plausible adverse events in the first couple of weeks. Thank you, Christine. Ačiū, so much Kristina, už for your nice prezentaciją. presentation and for your full answers. Have a nice day. You too. Have a nice conference. Thank you. Keičiamės, ne?